Spalio 21. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Luko Evangelija 11 skyrius 2 eilutė. Šie žodžiai išreiškia šlovinimą, įvertinimą Dievo gerumo ir kilnumo, parodo tinkamą pagarbą Dievui. Kai siunčiame Dievui savo prašymus, tegul mūsų pirmoji mintis nebūna savanaudiška, susijusi su mumis pačiais, nei apie mums brangius draugus, bet pirmoje vietoje visose mūsų mintise, sumanimuose ir skaičiavimuose turi būti Dievas. Neturime melstis ir prašyti nieko tokio, kas neduotų garbės mūsų dangiškojo Tėvo vardui. Neturėtume prašyti savo ar savo artimiems to, ko jis pilnai negalėtų pagirti ir ko jis neskatino prašyti. Gali būti, kad tarp vardinių krikščionių nei viena širdies dorybė nėra didesnėme sunaikinimo pavojuje, kaip pagarba Dievui. Dievas savo vaikams daro viską ir nedaugiau nei geras žemiškas tėvas savo vaikams, pradeda jų gyvybę, myli, draugauja ir bendradarbiauja su jais, rūpinasi jais, lavina, ruošia, moko ir duoda jiems paveldėjimą. Kaip mūsų dangiškasis tėvas daro tai aukščiausiame laipsnyje. Taigi, teisingiausia būtų šlovinti jo vardą. Darome tai, kai atiduodame jam aukščiausią pagarbą ir atsidavimą mūsų širdies, proto, sielos ir jėgų. Ir galutinėje reikšmėje tai reiškia tokį mūsų elgesį, kuris kristalizuoja mumyse panašumą į Kristų ir paruošia mus karalystiai. Mes netrokštame atiduoti jam mažesnės pagarbos. Klausimai: ar šią savaitę garbinau Dievo vardą? Kaip, kokiose aplinkybėse? Su kokiomis pasekmėmis? Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Luko Evangelija 11 skyrius 2 eilutė.